Pirmiausia, aš remsiuosi šventuoju raštu, kadangi šventasis raštas yra mūsų gyvenimo pagrindas, kad skaitant šventąjį raštą mes matome, kad išbandymas gali būti kaip Dievo plano dalis, kaip išbandymas ir kaip asmeninė pamoka. Ir tik gera žinia yra ta, kad kai mes priklausome viešpačiui, Dievas visada viską kontroliuoja ir turi tikslą kiekvienam kančios tipui. Ir galiausiai įspūdinga yra tai, kad jis viską paverčia į gerą tiems, kurie myli viešpatį ir yra pašaukti jo tikslui, kaip mes skaitome Romiečiams 8:28. Tai yra mano mylimiausia, viena iš mylimiausių Biblijos eilučių. Ir pati, eidama su viešpačiu jau daugelį metų, aš patyriau kančią ir kaip išbandymą, ir kaip asmeninę pamoką, ir kaip Dievo planą. Ir vėlgi patyriau tai, kad viešpats viską pavertė į gerą. Ir tai yra tikrai įspūdinga. Ir šiandieną aš esu dėkinga už kiekvieną skausmą ir kovą, ir sunkumus, ir neviltį, nes galiausiai jie tapo mano didžiuliu palaiminimu. Ypatingai tos sunkiausias situacijas ir beviltiškiausias situacijas, tai tapo mano didžiuliais palaiminimas, nes jie išmokė mane pasitikėti viešpačiu taip, kaip aš galėjau išmokti tik per asmeninę patirtį. Ir tai pakeitė mano charakterį, tai priartino mane prie viešpačio. Ir vienas iš tų įspūdingų dalykų yra tai, kad per neviltį, per tas beviltiškas situacijas aš pamačiau, kad koks yra galingas Dievas, kaip jisai gali paversti neįmanomą įmanomu. Ir yra svarbu suprasti pagal šventą raštą, kas tai yra kančia. Ir mes, skaitant šventąjį raštą, mes matome, kad kančia priklauso nuo to, kokia yra jos paskirtis. Ir pavyzdžiui, pirmiausia, skaitant Jobo istoriją, mes labai aiškiai matome pagrindinę tą tiesą, kad kančia ne visada yra bausmė, kaip kartais gali tai atrodyti. Bet tai yra tikėjimo išbandymas, tai yra pasitikėjimo Dievu išbandymas, tai yra išbandymas, ar tu šlovinsi Dievą dėl to, kad jis tau duoda kažką tai ir nebešlovinsi jo ir prakeiksi, kaip tą siūlė Jobui jo artimieji ir jo žmona, kad prakeik Dievą. Kodėl jisai tau tai viską daro? Kodėl tu jį čia šlovini? Kaip mes prisimename, Jobas, jis prarado ir vaikus, sveikatą, turtus, viską, jis viską prarado. Ir mes matome galiausiai, kad viena iš paskirčių tos kančios yra tai, kad ta kančia parodė, kad jo tikėjimas nebuvo transakcinis. Tai yra ne dėl to, kad Dievas jam davė labai daug ir kaip gausiai jį palaiminimo. Jobas net ir praradęs palaiminimus neatsisakė Dievo. Jis tikėjo Dievu, jis pasitikėjo Dievu. Ir jo tikėjimas buvo įsišaknyjęs tame, kas yra Dievas, koks yra Dievas, o ne ką Dievas duoda. Ir kaip mes žinome, antroji priežastis tų kančių buvo tai, kad nutildyti šėtoną, nes jisai sakė, na aišku, jisai šlovins tave, kadangi tu jį tai palaiminimai. Atimk viską, ką jis turi ir pažiūrėsim, ar ne? Ir tame buvo didysis tas išbandymas, ar ne? Ir Jobo tvirtumas paneigė šį kaltinimą. Jo gyvenimas parodė, kad tikrasis tikėjimas gali ištverti ir netektį, ir sumaištį, ir skausmą, nepalūžtant ir nenusisukant nuo Dievo. Ir galiausiai trečia priežastis to testo buvo tai, kad Dievas, jis atsiskleidė Jobui taip, kad Jobas pažino Dievą geriau. Kaip jis ir sako, kad aš girdėjau savo ausimis apie tave, bet dabar aš tave matau. Ir kai aš pasižiūrėjau hebrajų kalboje,
žodis akis gali reikšti ne tik fizinį organą akį, bet ir vidinį suvokimą, dvasinę įžvalgą, supratimą. Ir per kančias Jobas perėjo nuo to, kad jis girdėjo apie Dievą, pažinojo Dievą taip, prie to, kad jis pažinojo Dievą per patirtį. Ir tai yra vienas iš tų didžiųjų palaiminimų, kurį aš įgavau per tas kančias, kurias aš pati patyriau po autoavarijos. Ir aš žinau, kad aš nesu Jobas ir aš puikiai supratau, kad mano kančios tai buvo mano pačios pasirinkimų rezultatas. Ir aš žinau, kad Dievas išgelbėjo mano gyvybę tiesiog stebuklingų būdų ir aš buvau labai dėkinga jam už tai, bet mano realybės košmaras ir tas žiaurumas, kurį aš turėjau patirti, jis tiesiog buvo, kartais atrodė nepakeliamas mano pačios jėgom. Ir aš nežinojau, ką toliau daryti, aš nežinau, kaip toliau gyventi. Aš žiūrėjau į savo kūną ir aš negalėjau atpažinti pati savęs. Ir aš vis klausiau Dievo, Dieve, kodėl viskas taip baigėsi? Kodėl? Ir aš visiškai nesupratau Dievo ir kodėl jis daleido avarijai pasibaigti taip, kad aš praradau beveik pusę savo kūno. Ir aš tapau visiškai priklausoma nuo kito žmogaus, būna 22 metų. Aš atsidūriau visiškam beviltiškume. Ir tiesiog aš nežinau, ką daryti. Bet mano vidinis nusistatymas buvo nekaltinti Dievo, nesiskųsti, nemurmėti, bet aš nusprendžiau tiesiog nusileisti ir ieškoti Dievo. Aš visiškai supratau, manyje buvo tas supratimas, kad Dievas žino viską, jis viską kontroliuoja ir jeigu jis daleido tai mano gyvenime, tam turi būti rimta priežastis. Ir netgi jeigu aš to dabar nesupratau, aš tikėjau, kad su laiku aš suprasiu. Ir be abejo mane persekiojo daugybė minčių, kad Dievas yra neteisingas, kad mano gyvenimas yra visiškai sugriautas, kad ateities jokios nebėra. Ir aš turėjau iškęsti daugybę operacijų, kentėjau tiesiog neapsakomą skausmą. O emocinė kančia dėl prarasto kūno, dėl prarasto gyvenimo, dėl visiškos priklausomybės nuo kitų buvo nepakeliamai sunki. Kartais atrodė, kad aš iš proto išeisiu. Bet sunkiausia buvo išgyventi tą beviltiškumą, todėl kad realistiškai žiūrint nebuvo jokios galimybės pakeisti mano padėties, pakeisti mano gyvenimo. Ir visas gyvenimas dar prieš akis, ką man daryti. Bet dabar žiūrėdama atgal aš matau, kad aš turėjau pasirinkimą sutikti su tomis mintimis ir pykti ant Dievo, kaltinti jį, kodėl jis toks neteisus, skųstis ir netgi atsisakyti tikėjimo Dievu. Jeigu tu tai daleidai, aš nenoriu sekti tave. Bet aš dabar suprantu, kad jeigu aš būčiau pasirinkusi tą kelią, aš būčiau likusi gilioje depresijoje, eičiau netikėjimo ir tiesiog kartėlio keliu. Mano gyvenimas būtų susiklostęs visiškai kitaip. Bet kadangi aš nusprendžiau, mano pasirinkimas buvo nekaltinti Dievo, bet ieškoti jo, ieškoti stiprybės iš Dievo. Viešpats man apsireiškė, jis suteikė man vilties, jis suteikė man stiprybės viską ištverti. Ir tai ir yra priežastis, kodėl aš išlikau pozityvi visada, aš net nesirašiau pasiduoti ir turėjau jėgų nepasiduoti ir aš turėjau viziją gyvenimui, kuris realiai buvo tiesiog neįmanomas, bet aš sugebėjau jį pasiekti, todėl kad tai buvo Dievo duota.
mano tikėjimas viešpačiu ir mano energija ir ryžtas ir atkaklumas atėjo iš Dievo. Viešpas buvo mano šaltinis viso to. Kančia ir sunkus laikai sustiprino mano tikėjimo. Jie išmokė mane ištvermės, jie išmokė mane kantrybės ir atskleidė Dievą kaip stiprybės šaltinį. Ir tai pakeitė mane iš vidaus. Ir aš dabar manau, kad kančia iš tikrųjų gali būti priemonė, kuria Dievas mus formuoja. Taip pat matau, kad tai buvo testas, ar aš supyksiu ant Dievo, ar aš jį kaltinsiu, ar aš tapsiu karti, pikta ant jo, ar aš juo pasitikėsiu, ar aš vis tiek juo tikėsiu. Ir jeigu aš būčiau pasirinkusi kaltinti, būti pikta, mano gyvenimas būtų visiškai kitoks. Aš turbūt būčiau labai giliam liūdesy ir net nebūčiau siekusi to gyvenimo, kurį Dievas buvo man paruošęs. Ir taip pat dar viena istorija mes skaitome pradžios knygoje, kai kančia yra kaip Dievo plano dalis. Juozapo istoriją prisimenat, tai yra mano viena mylimiausia istorija, nes joje aš taip pat randu save. Mes matome, kad Dievas strategiškai panaudojo kančią į gerą, net jei jie atsirado dėl neteisybės ir išdavystės. Ir mes, kaip žinome, Juozapas buvo išduotas savo brolių, parduotas į vergiją, neteisingai apkaltintas, įkalintas ir pamirštas. Ir atrodė, kad Dieve, kur tavo teisingumas? Viskas, ką jisai patyrė, buvo ne dėl jo kaltės. Ir kaip mes kartais gyvenime galime atsidurti padėtyje, kai Dieve, kodėl viskas, kas neteisinga, viskas vyksta mano gyvenime, kodėl tu mane palikai. Bet iš tos istorijos mes matome, kad tos kančios tikslas buvo paruošimas vadovauti. Jis išgelbėjo daugelį gyvybių bado metu. Viešpats viską pavertė į gerą. Ir man tai buvo tiesiog antiek įspūdinga skaityti tą istoriją. Ir kaip mes žinome, žymi toji eilutė paskaitysiu, kur pradžios 50-20, be to, nors jūs ir sumanėte man piktą, Dievas pakeitė tai į gerą. Ir išvada, kad kai kurios kančios neskirtos pataisyti, bet paruošti. Ir Dievas parengė žmogų didesniam tikslui, kurio jis dar nemato ir net neįsivaizduoja apie jį. Galiausiai Juozapas tapo galingu žmogumi Egipte, jis tapo antru žmogumi po faraono. Per jo kančias Dievas parengė jį išgelbėti savo šeimą ir daugelį žmonių nuo bado, kaip ir minėjau. Ir jo istorija parodo, kad net didžiausia bėda, skausmas gali iš tikrųjų pavirsti geriu pagal Dievo planą. Ir kaip ir minėjau, aš save atradau toje istorijoje, netgi jei ir aš nebuvau Juozapas, ar ne, bet aš save atradau toje istorijoje, kad aš buvau ne vieną kartą tokiose aplinkybėse, kai aš negalėjau suprasti, kodėl Dieve, kodėl aš esu tose aplinkybėse. Atrodė, kad tos situacijos man buvo nepalankios, jos ėjo prieš mane, aplinkybės buvo tiesiog nepajudinamos kaip kalnas. Ir aš labai sunkiai dirbau, aš atkakliai dirbau, dėjau visas pastangas, kad pastumti tos kalnus, kad pakeisti savo aplinkybės, kad aš galėčiau tapti savarankiška, kad aš galėčiau gyventi pilnavertį gyvenimą. Bet aš jaučiausi įstrigusi vienoje vietoje dėl tų kliūčių ir aplinkybių, kurių aš negalėjau kontroliuoti, aš negalėjau jų pakeisti. Atrodė, kad aš nieko negaliu padaryti. Dieve, kur tu esi? Ir atrodė, kad Dievas neatsako. Jis negirdi nei mano maldų, nei neatsako. Bet aš tiesiog kartojau savo, kad Dievas viską žino, jis viską kontroliuoja. O aš stengsiuosi, aš nepasiduosiu, aš
darysiu visą geriausią, ką aš galiu, bet kokiomis aplinkybėmis. Ir aš tiesiog pasitikėsiu viešpačiu, kad jeigu jis veda mane tokiu keliu, aš seksiu jo nurodymus. Ir galiausiai, kai aš sekiau Dievo įkvėpimą ir aš veikiau pagal Dievo įkvėpimą, jis pakeitė tas aplinkybės, jis perkelė tos kalnus, visiškai pakeisdamas mano gyvenimą. Aš atsidūriau galiausiai kitoje pasaulio dalyje, saulėtoje Kalifornijoje. Žiemą čia daug lyja, bet šiaip ji yra saulėta, nuostabi ir čia viskas yra pritaikyta žmonėms su negalia, kurie juda vežimėliuose. Ir mano gyvenimas iš tikrųjų yra pilnatviškas ir nuostabus. Aš galiu savarankiškai gyventi kaip žmogus, kuris neturi negalios. Ir aš tikrai džiaugiuosi savo gyvenimu, jis yra tikslingas, prasmingas, aš esu savarankiška ir be to dabar aš galiu padėti kitiems žmonėms. Ir žvelgdama atgal, aš matau, kaip tais sunkiais laikais, kai aš jaučiausi aplinkybių įkalinta, man atrodė, kad Dievas nieko nedaro dėl to, kad jis negirdi mano maldų, nieko nedaro dėl mano padėties. Atrodė, kad jis tiesiog paliko mane vieną ten ir neatsako į mano maldas. Bet dabar aš matau, pažiūrint atgal, kad tie sunkumai ir visa ta patirtis buvo Dievo planas. Viešpats priėmė mano maldas ir jis jau vedė mane link to atsakymo. Tik tuo metu aš to nežinojau. Jo plano dalis buvo pravesti mane per tas dykumas, per tos slėnius. Kai man atrodė, kad Dievas negirdi, jis pravedė mane tam, kad išbandyti mane, kad išmokinti mane pasitikėti juo, kad išugdyti manyje reikalingas savybės. Dievas turėjo planą, apie kurį aš negalėjau net pasvajoti. Ir jo laikas buvo visiškai kitoks negu mano. Aš esu nekantri. Bet šiandien aš suprantu, kad tas skausmas ir kova buvo būtini. Ir šiandien aš esu labai dėkinga Dievui, kad jis davė man jėgų ir įkvėpimo tikėti ir pasitikėti juo, netgi jeigu aš nemačiau, kur aš einu ir kokia bus mano ateitis. Ir aš noriu padrąsinti jūs eiti tikėjimu, o ne pagal tai, ką matote. Tai, ką matote ir ką patirite šiuo metu, gali būti būtent tai, ką turite išgyventi dėl tam tikrų priežasčių. Tai yra jūsų istorijos dalis, bet ne pabaiga. Ir noriu paraginti, kad laikykitės, pasitikėkite savo Dievu, jis turi planą. Ir kitas dar vienas didžiulis išbandymas man buvo, kai aš visiškai nesupratau viešpaties ir kai teko eiti tiesiog pasitikėjimu, tai buvo, kai aš bandžiau išleisti savo knygą anglų kalba. Kai mano gyvenimas buvo jau atkurtas, gyvenau savarankiškai Kalifornijoje, vienu metu viešpats paragino mane rašyti laiškus broliui, kuris buvo sunkioje padėtyje. Ir vėliau aš nusprendžiau tuos laiškus paversti knygą. Aš tiesiog mačiau ir tikėjau, kad viešpats vedė mane tuo keliu, kad aš išleisčiau knygą. Ir be to mane įkvėpė tai, kaip mano liudijimas ir gyvenimo patirtis įkvėpė kitus ir kiti sakė, kaip jie norėtų paskaityti mano knygą, mano visą istoriją. Aš tiesiog nusprendžiau eiti tuo keliu, išleisti knygą. Ir aš labai daug dirbau prie knygos ir kai man atrodė, kad ji buvo baigta, aš nusprendžiau ją išleisti, bet viešpats mane sustabdė. Kai aš internete paskelbiau apie knygos finansavimo kampaniją, kadangi aš neturėjau nei redaktoriaus, nei pinigų išleisti ją, aš net nepasimeldžiau. Ir viskas susiklostė ne taip, kaip aš tikėjausi. Ir
remdamasi atsiliepimais apie mano istoriją ir žmonių raginimą išleisti knygą, kurie pastoviai vis kartoja, o aš negaliu sulaukti, kol aš galėsiu paskaityti tavo knygą. Aš buvau įsitikinusi, kad pinigai bus surinkti labai greitai ir aš galėsiu ją greitai išleisti. Tačiau mano dideliam nustebimui lėšos plaukė taip lėtai, kad aš galėčiau pasakyti, kad jų apskritai nebuvo, visai nebuvo. Ir aš, nežinodama net ką daryti, aš pradėjau melstis Viešpačiui, aš buvau visiškai sutrikusi ir maldoje gavau labai aiškią įžvalgą, kad prieš priimdama bet kokius sprendimus, ar imdamasi bet kokių veiksmų jo labui, aš turiu pasitarti su juo. O kol kas aš turiu atidėti knygą į šalį, palikti viską ramybėje ir vietoj to aš turiu sutelkti dėmesį į Švento rašto skaitymą ir atrasti jo valią mano keliui. Ir tai buvo tikrai labai įdomus atsakymas, bet staiga, netrukus, aš gaunu e-mailą iš Fox kanalo, vienas iš didžiausių TV kanalų Amerikoje, kurie pasakė, kad jiem labai patinka mano istorija ir jie nori padėti man išleisti knygą. Jie sutiko padaryti labdaros kampaniją per televiziją ir sako, visa Amerika pamatys apie tavo istoriją ir apie tavo knygą ir aš susipažinčiau su įtakingais ir turtingais žmonėm. Tarp kitko, tas vyras, kuris parašė, pridūrė, kad Donaldas Trumpas yra vienas iš pagrindinių rėmėjų jų kampanijose. Tuo metu Trumpas dar nebuvo įsitraukęs į politiką. Ir man tai buvo tikra dovana, galvoju, wow, va čia tai geras. Aš atsidūriau tokia situacija, kuri atspindėjo labai populiarų pasakymą čia bent jau Amerikoje, kai Dievas uždaro duris, jis atidaro langą. Ir galvoju, va čia tai bent, kokia puiki proga. Ir aš tai laikiau kaip Dievo atvertą langą, bet kadangi aš norėjau paklusti Viešpačiui ir kaip jisai man ir nurodė maldoje, kad prieš priimdama bet kokius sprendimus aš turiu klausti jo patarimo, aš šį klausimą iškėliau Viešpačiui maldoje. Ir koks netikėtas buvo atsakymas ir nurodymas maldoje, kai aš savo dvasioje pajutau žodžius, tai ne iš manęs. Ir tai buvo labai aiškus jausmas. Ir toliau aš tarsi turėjau tolesnę įžvalgą, kad Viešpats buvo jau paruošęs ir redaktorių, ir pinigus, ir viskas ateis vienu metu ir man nereikės nieko daryti, nereikės ieškoti nei finansavimo, nei redaktoriaus. Viskas ateis jo laiku, tam paskirtų laiku. O kol kas aš turiu viską palikti ir gilintis į Dievo žodį ir jo valią man, ko jis iš manęs nori. Sunku perduoti mano jausmus. Man atrodė, tai yra puikia galimybė, tai yra perfect galimybė, tai yra tai, ko man reikia. Man reikėjo ir finansavimų, ir kontaktų, ir tai dar net labiau perspektyvesnė lėšų reikimo galimybė negu svetainėje online daryti internetu. Ir aš turėjau pasakyti ne. Tai buvo iš tikrųjų didžiulis išbandymas man ir aš matau, kad tai buvo mano ketinimų išbandymas, ar aš norėjau iš tikrųjų, mano motyvai buvo šlovės, pakelta ant pedestalo, ar aš buvau pasirengusi nusižeminti ir paklusti Dievui. Ir taip pat buvo išbandymas, ar aš imsiuosi iniciatyvos ir kontrolę į savo rankas, kad aš vis tiek pasieksiu tai, ko aš noriu, nepaisydama Dievo nurodymo, ar palikti ir atsiduoti Viešpačiui ir pasitikėti juo toje nežinomybėje, kuri buvo prieš mane.
Ir taip pat tai buvo išbandymas, kiek aš buvau pasirengusi juo pasitikėti. Nes iki tol aš ėmiausi veiksmų, aš sunkiai dirbau, aš dariau darbus, aš siekiau tikslų. Ir dabar aš turėjau nustoti, aš turėjau atsisakyti perspektyvios galimybės, nieko nedaryti, nesiimti jokių veiksmų ir laukti viešpačio, kada jisai man pasakys, koks sekantis žingsnis. Ir tai buvo gal ne fizinė kančia, bet tai buvo tikrai emocinė kančia, tam tikra prasme, tai buvo ego kančia. Nes visus šios metus aš siekiau tikslų, aš įveikiau visas kliūtis, aš radau būdus, kai jų nebuvo, aš buvau nesustabdoma. Aš pasiekiau vieną tikslą po kito, netgi tuos, kurie atrodė neįmanomi. Aš jaučiausi, kad aš buvau atkakli, aš pasiekiu savo tikslus, aš nesu tiesiog svajotoja, kuri sėdi ir svajoja, aš siekiau tikslų ir aš niekada nepasidaviau. Bet dabar pinigų rinkimas visai nepavyko, aš nepasiekiau savo didžiausio tikslo ir aš žinau, kad aš turiu tai palikti ir nebesiekti. Aš turėjau sustoti. Ir sunkiausia buvo būtent tai, sustoti, nieko nedaryti. Ir man buvo iš tikrųjų labai nepatogu, kai žmonės klausdavo, tai kaip tau sekasi su knyga, kada tu ją išleisi? Aš negaliu sulaukti, kada paskaitysiu tavo knygą. Ir aš turėjau jiem pasakyti, kad aš negalėjau surinkti pinigų, buvo nesėkminga. Ir koks mano planas gauti pinigus ir ją išleisti, juk aš buvau nesustabdoma, mano knygos pavadinimas yra nesustabdoma. Ir aš dabar nepasiekiau savo tikslo ir aš žinojau, kad aš turėjau sustoti. Ir mano pasitikėjimas savimi žlugo ir man tikrai aš nežinau nei ką sakyti žmonėm, nes aš dabar nebuvau nesustabdoma. Ir ką sakyti žmonėm, kad Dievas nurodė man jos dabar neleisti? Aš visą tą laiką sakiau, kad Viešpats nurodė man ją parašyti ir visi jos laukė. Ir dabar tas pats Dievas nurodo man jos neleisti, palikti ją nuošalyje. Ar tau viskas gerai? Aš viduje labai kovojau su to mintim, su savimi ir aš tiesiog nežinojau, ką sakyti. Aš buvau visiškai sutrikusi ir nesupratau, kas vyksta. Ir turėjau labai daug klausimų, kurie neturėjo atsakymų. Bet aš turėjau paklusti Viešpačiui, aš norėjau daryti tai, ką Viešpats liepia. O jis liepia atidėti knygą ir sutelkti dėmesį į jo žodį ir gilinti savo žinias apie jį, apie jo valią mano gyvenime. Ir aš tiesiog priminiau savo, kad žmonių širdis ir visos aplinkybės yra Dievo rankose. Ir jeigu jis neatveria durų, vadinasi, tam yra priežastis. Tam turbūt nelaikas išleisti knygą. Ir aš tiesiog viską atidaviau Viešpačiui į rankas. Aš nustojau skatinti aukų rinkimą ir viską tiesiog paleidau. Ir vietoj to pradėjau skaityti Bibliją ir ieškoti Viešpatės savo maldose. Ir praėjo metai, jų pabaigoje jaučiausi siaubingai, atrodė, kad mano gyvenimas buvo sustabdytas, jis tiesiog sustojo. Aš nepasiekiau savo didžiojo tikslo, aš jaučiausi kaip nevykėlė, aš nesupratau, kodėl Dievas neleido man išleisti knygos, kurią aš rašiau jo įkvėpta. Dieve, taigi tu mane įkvėpei rašyti, tu mane raginai daryti tą, kodėl? Bet tada aš sustabdžiau savo emocinį įklimpimą į tą negatyvumo liūną ir pakeičiau savo požiūrį. Aš tiesiog pažiūrėjau iš kitos pusės į savo situaciją. Jeigu
Dievas sako, kad jis viską paverčia į gerą. Viską. Vadinasi, tai taip pat turi būti į gerą. Viešpatie, ką tu darai per šias aplinkybės? Kaip tai galėtų būti į gerą? Ir kai aš pradėjau žiūrėti į praėjusius metus iš kitos pusės, aš pamačiau tiek daug gerų dalykų, ką Viešpats darė. Nors man atrodė, kad aš nepasiekiau tikslų, niekas nesikeitė, aš pamačiau, kad Dievas giliai dirbo su manimi, su mano širdimi, su mano motyvais, mano tikslais. Praėjo dar 1 metai ir aš vėl pažvelgiau į metus vėl iš tos pusės, žiūrėdama į tai, ką gero Dievas padarė mano gyvenime per tas aplinkybės, kurios buvo per tuos metus. Ir aš pamačiau tiesiog neįtikėtiną dalyką, kad Viešpats ir toliau dirbo su manimi, kaip aš sakau, jis darė mano širdies mikrochirurgiją be anestezijos. Ir be to aš parašiau naujus skyrelius knygai, aš atredagavau kai kuriuos, pakeičiau kai kuriuos jau parašytus ir aš pamačiau, kad mano pagrindinė žinia knygos keitėsi, ji pasikeitė. Dieve, kokia tai buvo gera žinia. Aš pamačiau, kad knyga nebuvo baigta, kai aš ją norėjau išleisti, ji nebuvo baigta ir aš pati nebuvau tam pasirengusi. Ir mano širdis tiesiog nebuvo tinkamoje vietoje. Ir prieš leisdamas dirbti jo darbą, jis turėjo mane paruošti, aš tą supratau. Praėjo 3 metai. Ir per tą laiką Viešpats vėlgi atliko neįtikėtinai kruopštų darbą su manimi. Ir atsižvelgiant į visus vidinius pokyčius, kuriuos aš patyriau, ir tai, kaip pasikeitė knyga, aš buvau tokia dėkinga, kad aš negalėjau jos išleisti tada, kai aš to norėjau. Tada, kada Dievas sustabdė mane, tai buvo geriausias dalykas. Ir aš būčiau labai susikrimtusi ir pikta ant savęs, jeigu aš būčiau vis tiek ėjusi prieš Viešpatį, vis tiek bandžiusi daryti savo, aš būčiau labai labai nusivylusi. Bet dabar aš patyriau vėlgi tą įdomų dalyką, kad Viešpats paverčia viską į gerą. Netgi tai, kas atrodo negerai, kas atrodo kliūtis, blogai, Viešpats pakeičia viską į gerą. Ir kai mano motyvai pasikeitė, mano širdis pasikeitė, Viešpats išpildė savo pažadą. Jis atvedė mano gyvenimą vienu metu, galima sakyti, ir redaktorių, ir pinigus. Redaktorius atėjo pats į mano darbo vietą, kad laikinai užimtų plėtros direktoriaus pareigas. Jis buvo įdarbintas tam, kad padėtų man rengiant vieną projektą. Ir jau pirmąją darbo dieną, kai mes pietavome, jis man papasakojo, kad jis yra iš tikrųjų redaktorius. Ir jis anksčiau dirbo netgi su JAV prezidentu, redaguodamas jo knygą. Ir po to, kai aš pasimeldžiau Viešpačiui, sakiau, Viešpatie, ar tai iš tikrųjų tas redaktorius, kurį tu man atsiuntei, jeigu tai yra tas redaktorius, kuris yra nuo tavęs, tada duok man pinigus tai knygai išleisti, nes aš neturiu pinigų jam sumokėti, jis brangiai kainuoja. Po 3 savaičių aš sutinku žmogų, kuris išgirdęs apie mano knygą, pateikė man čekį $10 000 suma. Ir tai buvo tiesiog neįtikėtina. Ir mane, aš kai atidariau tą voką ir aš kai pamačiau čekį su $10 000, aš tiesiog apsiverkiau, pačiam restorane apsiašarojau, nes aš tiesiog negalėjau patikėti savo akim,
ką Dievas darė mano gyvenime. Ir tai buvo didžiulė pamoka man, kaip reikia klausytis viešpaties ir sekti juo. Ir jeigu mano gyvenime viskas eina ne taip, kaip aš planavau, ne taip, kaip man atrodo, kaip viskas turi būti, aš turiu viską atnešti viešpačiui maldoje. Ir aš privalau paklusti jam. Kaip gerai, kad aš paklusni buvau jam. Nes tame, kad man nesigavo išleisti knygą, nesigavo man surinkti lėšų ir viskas ėjo ne taip, kaip man atrodė, tai buvo Dievo planas. Ir pati emocinė ta kančia ir viskas, ką man teko patirti, sudaužė mano ego, pakeitė mane viduje. Viešpas padarė didžiulį darbą su manimi ir paruošė mane sekančiam žingsniui, kad jam tarnauti ir eiti toliau gyvenimo keliu, kurį jisai man paruošė. Tad tai buvo iš tikrųjų įspūdinga patirtis ir aš noriu paraginti jūs, kad galbūt jūsų kančia ir tas kelias, per kurį jūs dabar einate, tai yra Dievo planas. O kas bus toliau, tiesiog sekite viešpaties nurodymų, būkite paklusnus jam ir jūs pamatysite, kur jisai jūs toliau ir nuves. Mes taip pat matome šventajame rašte, kad kančia gali būti kaip pamoka asmeninė, kaip pasekmė. Tai mes matome karaliaus Dovydo istoriją. Kartais kančios yra mūsų pačių pasirinkimų pasekmė. Bet Dievas vis tiek yra gailestingas ir jisai praveda per tą istoriją. Jis atleidžia, bet pasekmių nenuima. Mes žinome iš jo istorijos, kad jisai nužudė Betšibos vyrą ir jis padarė neištikimybę su ją. Ir pasekmės buvo tos, kad iš neištikimybės gimęs vaikas mirė, kad jo namuose buvo nuolatiniai neramumai, sūnus Abisalomas išdavė ir buvo maištingas, Dovydas patyrė gilų skausmą viduje ir jis tiesiog labai stipriai kentėjo nuo to. Ir žinot, aš noriu paskaityti vieną raštą. Yra Skaičių knygoje 32:23, būk tikras, kad tavo nuodėmė tave pasivys. Kai kurios kančios yra korekcinės, jos ne tam, kad mus sunaikinti, bet tam, kad atvestų mus į atgailą, į nuolankumą prieš Dievą ir atgal atkurti ryšį su Dievu. Man teko patirti kančią, kuri buvo korekcinė. Teko patirti Dievo subarimą dėl mano nepaklusnumo. Pirmą kartą, kai aš skridau į Kaliforniją tam, kad sukurti mano gyvenimą čionai, man nepavyko. Mano nuodėmė sunaikino Dievo pradinį planą dėl mano ateities. Aš žinau, kad Viešpats man atleido, bet aš turėjau gyventi su savo pasirinkimo pasekmėmis. Mano nepaklusnumas Viešpačiui man sukėlė neapsakomą širdies skausmą. Didžiulę emocinės kančias. Kai mano svajonė įsikurti Kalifornijoje atrodė jau pasiekiama, mano gyvenimas buvo vėl visiškai sugriautas. Aš buvau vos per žingsnį nuo to, kas atrodė neįmanomi, bet su Dievo pagalba aš jau tuoj pasieksiu. Per naktį viskas sugriuvo. Istorija tokia, kad mano gyvenimo atstatymas yra susipynęs su meilės istorija.
mano ryšys su protezų specialistu peržengė profesinės ribas. Ir mes nuolat bendraudami dėl darbo ėmėme jausti vienas kitam prisirišimą. Pradėjom jausti gilesnius jausmus ir tam tikrų etapų mes supratome, kad esame pamilę vienas kitą, kad mes jau ne tik dėl darbo bendraujam, mes norėjom bendrauti, mes tiesiog neįsivaizdavom nei vienos dienos vienas be kito. Ir kada mes turėjome pasirinkimą dabar, kaip aš matau, galėjome padaryti tai, kas buvo teisinga Dievo akise, mes pasirinkome tai, ko mes abudu troškome. Tad be darbo, profesinio darbo, mus siejo labai gilus meilės jausmai ir ryšys, ir be profesinės dalies mes turėjome meilės ryšį. Ir tuo metu aš buvau tokia laiminga, kaip niekada gyvenime aš nebuvau laimingesnė negu tuo metu, bet ši istorija man suteikė tiek daug skausmo, kad aš nežinojau, ką daryti su tuo skausmu. Ta istorija, jinai suteikė tokią emocinę kančią, kurios aš nejaučiau net praradusi kojas. Aš pirmą kartą gyvenime aš norėjau pasiduoti. Aš tiesiog norėjau, kad manęs daugiau nebebūtų. Ir nebeturėjau nei jėgų, nei noro gyventi. Aš pirmą kartą iš tikrųjų nuoširdžiai supratau tos žmonės, kurie išeina iš gyvenimo savo valia, kai išsiskiria su mylimu žmogum. Aš nebenorėjau daugiau gyventi ir kovoti už gyvenimą, jeigu mano gyvenime nebuvo to žmogaus. Tai buvo tiesiog tokia širdgėla, kad man net sunku yra perduoti žodžiais. Ir kita pusė tos širdgėlos tai, kaip aš nepaklusau viešpačiui. Ir ta išdavystė gyvenime, kurį vykom, tiesiog man buvo protu nesuvokiama ir aš nežinau, kaip toliau gyventi, kaip susigyventi su pačia savim ir kaip toliau tęsti, kaip toliau eiti. Kaip ir minėjau, aš buvau priversta palikti Kaliforniją, kadangi aš nebeturėjau galimybės teisiškai likti šalyje daugiau negu 6 mėnesiai, nes visi mūsų planai buvo sustabdyti. Ir aš žinau, kad Dievas mane sustabdė. 11 valandų skrydis buvo labai kankinantis, aš verkiau vos ne ištisą skrydį ir aš klausiau Dievo, kodėl viskas taip turėjo įvykti, kodėl viskas taip turėjo baigtis. Dieve, kodėl viskas turėjo taip baigtis. Ir tuo metu aš pajutau įkvėpimą atversti šventąjį raštą. Ir kai aš atverčiau šventąjį raštą, aš atverčiau Hebrajams 12 skyrelį. Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius pasakytus jums kaip sūnums. Mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas, nes Dievas griežtai auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja? Bet jeigu jūs be drausmės, kurį visiems privalome, vadinasi, jūs nesate sūnus, o pavainikiai. Jei mūsų kūno tėvai mus pabausdavo ir mes juos gerbėme, tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių tėvui, kad gyventume? Juk anie savo nuožiūrą mus drausmino ne daugeliu dienų, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais.
Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Ir aš žinau, kad Viešpats mane sudrausmė, tai jis mane sustabdė. Ir tai, kad Viešpats prakalbo man, tai atnešė man vilties. Ir ačiū Dievui, jo jėga aš nepasidaviau, jis man suteikė vilties ir jėgų ir ryžto nepasiduoti. Jis suteikė naujas galimybės grįžti į Ameriką ir palaimino mane nuostabių gyvenimų, kupinų naujų idėjų, naujų tikslų, pasiekimų ir aš tikrai esu labai dėkinga už tą pamoką, kurią jis man davė. Ir beje, jis vėl mane išbandė šiuo klausimu po 10 metų. Bet dabar jau, kai aš žinojau savo pamoką, šį kartą aš padariau kitokį pasirinkimą. Ši pamoka liko man visam gyvenimui. Kai kurios pamokos jos tarsi pasimiršta, bet ši pamoka išliko man visam gyvenimui. Ir esu dėkinga už šią pamoką, nes ji išmokė mane gyventi Dievo paklusnume. Biblija rodo, kad kančia ji nėra vienoda visiems. Prisimenant Jobo gyvenime, mes matome, kad kančia yra tikėjimo išbandymas. Juozapo gyvenime ji buvo suverenaus Dievo planas, tam, kad atneštų gėrį vėliau. O Dovydo kančia buvo jo asmeninių pasirinkimų pasekmė, skirta jį atvesti prie atgailos ir gilesnio nuolankumo. Ir galiausiai kančia gali mus formuoti, pataisyti ir Dievas gali pabarti mus, bet galiausiai Dievas yra visada teisingas, jis visada atleidžia ir jis pakeičia mūsų situaciją ir netgi panaudoja mūsų pamokas į gerą. Aš esu iš tikrųjų labai dėkinga už šią pamoką, kurią aš gavau, nors ji buvo neapsakomai skausminga. Kančia, kaip ir minėjau, ji daug stipresnė buvo, negu aš jautau po autoavarijos. Bet ji išmokė mane, kad Dievas yra teisingas ir kad Dievo žodis, Dievo įsakymai nėra priklausomi nuo aplinkybių ar nuo mūsų norų. Mes negalime pateisinti savo nuodėmės kažkokiais pateisinimais, kuriuos mes surandame. Mes negalime sakyti, Dievas mato visą situaciją, Dievas yra meilė, kaip dabar yra labai populiaru, kad Dievas gailestingas, jisai atleis ir tu daryk, ką nori, bet Viešpats vis tiek tau atleis ir viskas bus gerai. Dievas man parodė, kad jisai yra teisingas ir jis nepateisins nuodėmės ir jis nelaimins nuodėmės. Ir praėjus savo patirtį ir skaitant Šventą raštą, galiu pasakyti, kad nuostabu yra tai, kad Dievas visada išlieka šalia, jis visada išlieka ištikimas, netgi jeigu mes ir nesuprantame jo ir jeigu mes išliekame jam neištikimi, jis išlieka ištikimas. Ir jis kartais ir daleidžia mums daryti tas klaidas, kad mus išmokinti. Jis daleidžia kančias, sudėtingas situacijas tam, kad mus išbandyti mūsų tikėjimą, kad išgryninti mūsų tikėjimą, kaip auksas yra išgryninamas ugnimi. Todėl mes galime išlikti ramūs kiekviename išmėginime, todėl kad mes žinome, kad
viešpats yra su mumis. Ir svarbu yra suprasti, kad Dievas viską daro dėl tam tikro tikslo. Ir jeigu mes neatveriame durų dvasiniam priešui, jis negali padaryti nieko, ko Dievas neleidžia. O jeigu jis tai leidžia, jis tai daro dėl tam tikro tikslo. Todėl išmintingiausia yra nebijoti, neabejoti Dievu, nepradėti panikuoti, bet žinoti, kad Dievas viską kontroliuoja, viską laiko savo rankose, todėl kad ir jis yra visagalis ir jis viską išves į gerą. Jis būtinai padės ir reikia tiesiog tikėti ir pasitikėti juo ir būti paklusniam.